Vakar skambino iš Lietuvos muitinės. Klausė manęs, iš kur užsakinėjau tokį skanę taboką. Taip. Sako, jeigu būtų durnumo skalė nuo 1 iki 10, sako, kiek tu savo parašytum? Kokioj tu vietoje esi? Sako, aš nieko neparašyčiau, aš tiesiog esu skalė. Skalė, visa skalė. Koks yra ryškiausias tavo vaikystės prisiminimas? Ryškiausias mano vaikystės prisiminimas, pamenu, kartą iš smalsumo žvilgtelėjau į suvirinimo ugnį. Ryškiausias, vaikiška, moksleivio atostogoms skirsiu vieną. Mergaitės dvišnekasi. Sako, aš greit broliuką turėsiu. O sako, iš kur tu žinai? Praeitą kartą, kai mama gulėjo ligoninė, tai sesį turėjom, tai dabar ligoninė tėtį paguldė. Logiška. Toks, žinai. Žmogus sako, reikia užsirašyti, kol nepamiršau. O smegenis to tarpu sako, reikia pamiršti, kol neužsirašė. Grįžta vyras iš darbo, bet dar toks jaunas, neseniai susituokusi pora. Ir randa savo jauną žmoną virtuvėje, visą nusikriokusią, nusivergusią. Sako, mažyti yra, ko tu dabar verki? Siaubingai, sako, aš tau padariau valgyti, iškepiau kepsnį ir šuo suėdė tą kepsnį. Vyras taip sako, nusiramink, sako, Jėzus Marija, aš nunešiau šunį pas veterinarą, gal stipriai neapsinuodijo. Siaubas. Moteris ir seksas tai tas pats kaip biudžetinės įstaigos darbuotojas ir kyšės iš pradžių. Oi, ne, ką jūs, ne. O po to, čia ką, viskas? Čia tik tiek? Ateina vyrukas į vaistinę, sako, aš taip, tokių intimių klausimų, sako, mano žmona labai manęs nebenori, kažkaip nėra to susijaudinimo, nėra aistros, nebėra, gal kažkokį turit priemonę, aš nežinau, kažkokios arbatėlės, tabletėlė, vaistininkė, sako, čia, sako, imkit šitą, paduoda arbatą, vyras taip skaitosi, arbata svoriui mažinti. Vaistininkė, tai gerkit šitą arbatą, sportuokit, žmona aistra grįš. Teisingai. Sako, niekas žmoguje taip nepažadina žvėries kaip kasininkės ištarti žodžiai parduotuvėje. Prašome praeiti į šitą kasą. Beje, taip. Kai atsilaisvino kasa. Čia prieš 2 dienas vienas vyrukas taip puolė, ta prasme, aplenkė tokią fainą merginą, kuri nešėsi tą prisikrovusi lagaminėlį pilną. Iškia, nustūmė ją, puolė pirmas, padėjo. Tai buvo taip blogai, bet tai buvo grinai anekdoto verta situacija. Išvada. Na ir dar vienas faktas, jog medūzos be smegenų išgyveno 100 milijonų metų, suteikia viltį daugeliu žmonių.